Vilniuje pristatyta Valdovų rūmų drauge su partneriais parengta tarptautinė paroda "Kaip tai atsitiko didžiajame mūšyje Žalgirio atodangos". Ekspozicija Radvilų rūmuose vainikuoja Žalgirio mūšio pergalės 600 metų jubiliejaus renginius. Istorinę pergalę menantys parodos eksponatai į Vilnių atsiųsti iš įvairių muziejų. Parodą "Kaip tai atsitiko didžiajame mūšyje Žalgirio atodangos" parengė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos muziejininkai. Pasak rengėjų Valdovų rūmų, parodą inspiravo Vavelio karališkoje pilyje surengta ekspozicija žymiajai pergalei atminti. Krokuvos paroda uždavė klausimų, į kuriuos Vilniaus paroda bent iš dalies bando duoti atsakymus. Ši paroda jaunajam Lietuvos gyventojui bus dar viena istorijos pamoka. Tarp eksponuojamų vertybių Lvovo istorijos muziejui priklausantis lenkų dailininkų Zygmunto Rozvadovskio ir Tadeušo Popėlio paveikslas, vienintelis išlikęs prieš 100 metų Antano Vivulskio sukurtas paminklo Žalgirio mūšiui fragmentas. Ekspozicijoje Krokuvoje esančiojo Gailos antkapio kopija, mūšio schemos, ginklai ir daugybė kitų istorinę pergalę liudijančių ženklų.